Sveiki, esame No Problem renginių organizatoriai. Aš esu vedėjas ir organizatorius Vytautas. Vitalija, renginių planuotoja, koordinatorė, vedėja ir atlikėja. Vedėjas Justas. Taip. Ir šios dienos tema, ar svarbu, kad didžėjus ir vedėjas dirbtų vienoje komandoje, ar samdyti vedėją ir didžėjų atskirai? Važiuojam. Ar tai yra svarbu? Manau, kad taip. Svarbu kas? Okay, argumentuok, ponas Justas. Kodėl didžėjas ir vedėjas turi būti susidirbę kartu? Nes, pavyzdžiui, būna renginių, kai užsakovo atskirai didžėjai, tada mane vedėja ir tada mums reikia susidirbti vienoj komandai ir padaryti bendrą viziją. Tai kokias dažniausiai man problemas būna, kai būnu su atskiru didžėju, kurio nesudirbęs nei kartą. Tai dažniausia problema būna, tai tarkim, vedi programą ir, tarkim, kažkokius susidėliojus žaidimus, kur reikia kokius muzikinis interpus įdėti ir jisai paleidžia, tarkim, ne tuo kampu, kaip paleisdavo kur su savo didžėjai dirba ir ten būdavo taip numuša tą visą emociją, kur tu su savo didžėjai susidirbęs, ten, važiuojam ir tada, arba ten, pavyzdžiui, įrašą kokį rašą ir ten atsiunti ten linką ir, tarkim, paleidžia ne nuo pačią vidurio to garso takelio, bet paleidžia gal net nuo reklamas ar ten nuo pat pradžios, ten, kur žmonės šneka, ten net muzika, ne? Ir tada toks to ir galvoja, palaukiam tada. Tokiai praktikoje ir pas mantas, jeigu pirmą kartą matai žmogų, tai pirmas dalykas, tu šiaip turi orientuotis į auditoriją, emociją, tą kur šventę, renginį, sakykime taip, ne? Ir tikrai neturi dar bėgioti iki didžėjaus koordinuoti, užsimti ten kažkokiais klausimais, nes tau faktas, didžėjus, su kuriuo tu susidirbęs, jis tave mato, jis tave jaučia, jis žino, ką tu plius minus darysi ir tai dar netgi, kad ir susidirbęs su didžėjais, ne, būna kartais darai pakitimus, tai tu turi tokią manevro laisvę, sakykime, programai pakitimus, improvizuoti, nes renginys yra improvizacija, sakykime taip, bet mano nuomonė, jeigu atvaro kitas didžėjus kažkoks, ne, sakykime, kurio tu nežinai, kad ir kiek tu kalbėsi su juo telefonu, derinsis, vienareikšmiškai, nepadarysi taip, kaip norėtum padaryti ir tai turim tikrai pavyzdžių ne vieną, ne du, ne tris, tai aš asmeniškai vis laik stengiuosi dirbti su didžėjais, sakykime, su kuriais esu dirbęs, bent, keletą kartų, čia yra minimali riba, nes jeigu pirmą kartą, tai paskui sakys, jausis, kad, nesusidirbė komandoje šitoje vietoje. Bus tokių nejaukių pauzių, nes būna vis tiek, daleidžia, ar ten tavo šeimą kažkokią netokią paleidžia, ar kada tu nori kalbėti, dar būna, ką pastebėjau, kai nesusidirbi su didžėjai, tu, tarkim, nori jau kalbėti, o tas dar ant viršaus muziką garsiai leidžia ir tada jau tu rodai, patildyk muziką, aš jau noriu šnekėti ir taip visą garsą. Mojavimo manevras, skleidys sparnus ir mojuoja. Mes turėjome irgi vieną renginį, kur buvo didžėjus patyręs, viskas su juo gerai buvo, bet čia buvo aš, Vitalija dirbo mane, Vitalija buvo gyvas atlikimas, aš vedžiau ir didžėjus taip patyręs, bet mes tiesiog su juo nebuvom susidirbę. Ir vedu žaidimą ir situacija tokia, kad jau jisai biškai nepagavo principą žaidimo, Vitalija prie jo pribėgus ir jį ten reguliuoja, koordinuoja. Tu leisk čia, toks momentas, ne? O aš ten rodau, ne taip. Ir natūralu, tai tu toks, prarandi tą tokį laisvumą, kur tu galėtum sukelt žmonių emociją, fainumą, ne? Tu gaunasi toks vos ne akimis, turi bandyti kažkaip tai... Ne, tik akimis, va. Ir dar Vitalijam ten aiškiai ant virščios, tu ne taip, kažką man Bet čia geriausias buvo, žinai, tame momente, sakau, aš tau galiu, pasakyti, nuo kur reikia paleisti. Aš viską žinau pats ir tu supranti, kad nieko ten groja savo. Nes, ir tuo momentu, žinai, aš tada pagalvojau, gaila, kad aš nemoku didžėjauti, žinai, nes būčiau čia greitai. Didžvedėja būtum. Čia tas, žinai, čia trys viename beliko. Ne, man, žinai, ta prasme, taip, dirbti vienoj komandoj, toj pačioj jau susidirbusiai, čia yra wow, čia yra tobulas dalykas, tikrai, kada tu jau pagauni, žinai, ir didžėjus tave pagauna ten iš pusę žodžio, žinai, ir tu ten jau pagauni, žinai, jo tą visą leidžiamą muziką ir žinai, kaip jisai dirba, čia viskas yra gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, dirbant su nepažįstamu didžėju, tai taip, tu pasakai Vytautai apie tą telefoną, žinai, kad ne viską tu išaiškinsi telefonu.
Aš, kad tarkim, man irgi teko dirbti su tais didžiais, kuriuo aš nežinau, arba tu dirbi pirmą kartą, tarkim, tai aš išrašau, čia vėlgi ir į tavo atsakysiu, žinai, ten kažkurį iš komentarų, kad aš išrašau iki sekundžių, nuo kurios momento reikia leisti muziką, supranti. Ta prasme, aš taip netgi, aš siunčiu linką, ane, ir sakau, kad man įjungsi dainą šitą tada ir tada, žodžiu, būtent nuo šitos sekundės, žinai. Bet mes čia kalbame apie gyvą atlikimą šitą. Ne, būtent apie žaidimą. Ta prasme, jeigu man reikia kažkokio intarpo muzikinio ar ne, arba ten kažkokiam žaidimui, būtent to momento, man būtent jisai bus reikalingas, aš jam pasakau netgi nuo kurios sekundės reiktų įjungti tą dainą, žinai. Tai, ta prasme, tu kaip ir iš vienos pusės, tu net atlieki, žinai, namų darbą, vėlgi darai, žinai, tu paruoši programą didžėjui. Į jo muzikinį, ką jisai ten jungia, žinai, ta prasme, tuos playlistus sudaromas, aš jau nesikišu, bet jeigu tai yra susijęs su mano darbu, su mūsų bendrų darbų, tai tu, ta prasme, stengiasi jį, žinai, pagelbėti. Bet mes nenurašom, kad kai dirbi su atskiru, kad jisai blogas didžėjus. Ne, mes nenurašom, kad jis blogas, jis prastas, jis gali būti labai patyręs. Su savo komanda dirbti yra tobula, tiesiog, su kuriuo tai čia tas pats, kaip pirmą kartą pradėtum su pana draugauti ir eitum ženinti. Bet gerai, Vitalija, aš noriu paklausyti, šitoje situacijoje, ne, tarkim, ar vis tiek išpildo visus tavo lūkesčius? Faktas, kad ne, nes paskui, ta prasme, keičiasi tie patys, žinai, ten ta pati muzika išėjimui, žinai, kažkokiam, jeigu tau jos ten labai reikia, žinai, arba tas muzikinis fonas, arba vėlgi, kaip tu sakai, žinai, aš kai vedėjas ten šneku, o ten didžiai užkėlęs, žinai, muziką ten. Ir dar, žinai, arba, žinai, iš vis. Žiaurus momentas, kada tu, ta prasme, tu pradedi kažką kalbėti, ar ne, nuvedi ten, žinai, su svečiais bendrauji, ta prasme, didžėjus pamato, kad, tai, ta prasme, dabar vedėjas yra užsiėmęs, visą kitą ir išeina rūkyti. Ir tu žinai, toksai, ta prasme, jisgi nežino, kiek truks tavo tas monologas, ne, arba dialogas su tais svečiais. Ta prasme, bet jis įsitikinęs, kad, reiškia taip, užimtas, einu. Ir tu tada atsisuki, žinai, ir girdi, kaip salėje tas virplys, žinai, kažkur, nes, yra tyla ir tas čirik. Dabar muzika. Tai va čia, ta prasme, tai vos net tu turi tą didžiai, žinai, pasakyti, kad, aš dabar kalbėsiu, bet tu būk. Tu niekur neišėjai. Niekur neišėjai. Šitoje vietoje iš esmės, turėtų būti visi komanda, tas sklandumas. Visi žino ir vedėjas žino kokį įrangą, ir ta žino kokį įrangą, ne? Visiems viskas aišku, programa, ta kokybė, viskas, sukasi teisinga linkme. Ir vėlgi, čia su tuo sugrįžkime, ne, prie to paties, kad kokybė renginių iškart šoka į viršų. Ir pavyzdžiui, aš manau, suprastėja, sakykime, kai nėra susidirbimo, nes to reikia dar susidirbtas nejaukumas ir pačiam vesti, sakykime, šitoje vietoje. Tikrai galim, manau, kokiu 15% dėti į apačią. Kas būtų buvo 100%, tai renginys maksai įsigyvena. Čia taip preliminariai. Yra net mikro momentai, kai tave jaučia didžiais ir atrodo, gal žmonės nesupras, kad mums nepavyko susidirbti su didžiai, bet jaučiasi, ta prasme, mikro makomo, tarkim, tu iš akių žvilgsnio parodai didžiai, jau suprant, kad jau dabar tas bus ir pasikeičia ir ta emocija. Bet mums dar paprašiau Vitalijai, tai kai dainuoja, tai iš vis turi sureguliuoti ir jos dar balsą, sakykime, per tą mikšerį vadinamą. Taip. Tai čia dar kitas niuansas, tai labai gerai, kada tavo didžiejus, su kuriuo tu dirbi komandai, žinai, jis jau tave pažįsta, ta prasme, tavo atlikimą ir jisai jau, žinai, gali viską nusistatyti, ta prasme, ir tu tiesiog, apart to, kad tu vedi programą, tai tu dar, žinai, ir pagal didžėjaus ten tuos visus nustatymus, visą kitą, tu dar puikiai, žinai, atlieki ten tas gyvas dainas, žinai. Tai čia iš vis, čia fantastiškas dalykas, žinai. Šiaip dar kas yra labai faina dirbant su savo didžėju, tai man patinka, kada didžėjus gaudo tavo žodžius, vedėjo, ar ne, ir tinkamų momentų įjungia tinkamą muziką, kur tu netgi kartais nesitikį, žinai, kažkokią ten. Arba, pavyzdžiui, tie garsai, kur būna. Parenka, arba garsus kažkokius, žinai, ta prasme, ten tu kalbi ir čia, žinai, ten, plojimai ir čia girdi. Kažkas laimėjo, kažką. Wow, ten pyp, ten kažkas. Čia, tobulas darbas, žinai. Tai mačiau žiauriai gerą reelsą šitoje vietoje, ta prasme, apie didžėjaus greitį. Kaip greitai didžėjus reaguoja į vedėjo žodžius, žinai. Vedėjas kalbina krikšto tėvą. Ten, ta prasme, ir tu jau pasąmoningai, tu gali įsivaizduoti, kad tai turėtų būti, žinai, tas soundtrackas iš filmo Krikštatėvis, žinai, ta prasme, ten ta tokia muzika kažkokia, žinai. Taip jau, pasąmoningai, ne? Ir didžiai tuo momentu jungia Crazy Frogą ir sako, ir kas, bet už tai 2 sekundės.
Žinai, sureagavau. Tai va, tai ta didžėjaus reakcija, jinai visą laiką, tu prasme, tobulas dalykas ir jinai turėtų būti. Aš ką, žinai, gal tokį atgal, žinai, atsukčiau mūsų tą pokalbį, žinai, man, pavyzdžiui, labai nepatinka, kada klientai nuvertina, užsakovai, klientai nuvertina didžėjaus darbą. Tu prasme, didžiai yra kas? Tas turi tas, kur muziką paleidžia. Žiauru, bet čia yra, ta prasme, čia yra toks blogas nusistatymas prieš didžėjų. Man iš karto, ta prasme, norisi pasakyti, palaukit, ta prasme, tai yra tas žmogus, kuris įgarsina visą renginį, ta prasme, kuris atvažiuoja netgi anksčiau negu vedėjas, jisai padaro visus, ta prasme, išsistudijuoja salę ar ne, susistato visą aparatūrą, padaro visus soundcheckus, visą kitą. Plius jisai ruošia jūsų individualų playlistą, jeigu tai yra poreikis, nes mes kalbėdami, ta prasme, su klientais, visą laiką, žinai, pasiūlom tą galimybę, kad jeigu norit, galit, žinai, ten savo, žinai, kažką, jisai sudaro jums playlistą. Jisai paruošia visas dainas, ta prasme, vedėjo programai, ar ne, ten ar sukarpo kažką, ar suklijuoja, pavyzdžiui, kažkokie ten tau naujas žaidimas gimsta, žinai, ir tu ten išsiunti, prašau, man šitas dainas sudėliok, viską įjung, žinai, jaunų šokį, žinai, paruošia. Plius, visas apšvietimas eina irgi ant didžėjų, žinai, jo, ta prasme, reguliavimas. Tada visi ten tų dainų suklijavimai, sukarpimai, ten dirbimas su tom lėkštėm. Žodžiu, čia ne mano visiškai sritis, bet aš žiūriu ir man akis džiaugiasi, kad didžėjus tą moka padaryti, žinai. Ir, ta prasme, įgarsina mane kaip atlikėją. Ne, paskui baigėsi ten tas renginys, mano, sakykime, vedėjo programa, ar ten tavo, ar tavo, jisai lieka dar dirbti ten kokias 2-3 valandas, ne, kol ten šoka, tada susikrauna visą aparatūrą ir važiuoja namo. Ir čia tik tai tas žmogus, kuris junginėjo muziką. Jo, tai va čia ant džiauriai, va taip yra primityvų ir nepagarba šitą vietą, nes tikrai didelis darbas, pirmas dalykas. Tai yra variklis. Ja. Realiai be vieno ir kito nebūtų šventė tobulą realiai. Visiškai, jo. Ir dar viso to, jisai tiek laiko prastojo, faktas, mažiausiai 8-9 valandos stovės ir jis dar turi ir šokti, ir pajudinti visus, ne, pagauti su muzika, empatiškai. Jo. Svarbiausia, ne kėdės. Ir kiti dalykai, ir ne kėdės. Tu kaip vedės, tai bent kartais nueini trumpam ir prasivaikšti, ne, čia visą laiką stovėti prie vieno stalo, kaip sakant, didžiai stalo ir čia nėra tiesiog muzikos paleidimas. Ir, sakau, daug kas tikrai nuvertina. Gal ir yra tie, kurie paleidžia. Tada taip ir sakai, žinai, klientui, nori tiesiog muzikos paleidimo, pasistatykit kolonėlę, žinai, ir viskas. GBL, žinai, pasiimti telefoną. DJ vedėjas, atlikėjas, viskas viename trys. Tai būna ir tokių, aš ir didžėjus, ir vedėjas, ir atlikėjas. Prašau, tai jums bus tiesiog, pasodinkit kokį, žinai, ten babytę, kokį ten spaudėlioja, žinai. Visą vakarą. DJ baba. Viskas, jo. Nes jeigu gerai darant, ta prasme, šventė, tai viskas turi būti sinchroniškai. Ir dažniausiai žmonės tipo, radau vedėją tenai, nedarysiu kainų, nesakysiu čia dabar nieko, bet tarkim, radau vedėją ir radau didžėjų atskirai, tarkim, ne? Tai tarkim, avysi ir tave, žinai. Žodžiu, bet būna, ne? Atskirai radau. Negali būti tokių dalykų, nesusidirbsi, jiems bus sudėtinga, ne? Ir gaunasi, tu pataupėjai ten 100, ten 200, sakai, šitą vietą, kad dirbtų vienoje komandoje, aš pasakiau tas kainas, ne? Nepasakiau kaip ir, bet ir pasakiau, ne, bet esmė kažkiek tais gal pigiau atrandi vieną kitą negu komandai, kur yra susidirbusi ir tai yra svarbiau. Pavyzdžiui, pavyzdys, buvau vestuvėse ir buvo atskiras DJs, aš kaip jo mačiau tą portfolio reklaminę, kaip ir visai nebloga atrodė. Atvažiavau, ten ruoštis kolonėlės, ten nelabai, mikrofoną paimu, čirškė renginio metu. Tada jisai neturėjo kompo, jisai negalėjo jokių dainų atsisiųs, jis viską grojo iš pulto. Tai realiai dar labiau apsisunkinau darbą, kad jam paaiškinčiau, kokias dainas leisti tą kelią, nes aš gal atsisiųsim, žinai, vietoj susitiksim, aš jam dalį atsinčiau dainų ir ten, tiesiog buvo, blogai buvo, Bet atsakomybė, bet supranti, ir gaunasi taip, kad paskui atsakomybė neši vos nežinai vedėjas. Taip yra, nes visi mato bendrą vaizdą, koks skirtumas. Negi sakys, jo čia vedėjas atskiras, čia tas. Aš esu taip pasakęs. Aš esu per renginį taip pasakęs, nes kaip atvažiavau, sako, mes turime didžėjų. Didžėjus pjauna grybą. Man buvo žiūrų, aš kai pamačiau kokį įrangą ir pamačiau, kad viskas čirškė, tai aš pačioj pradžiai pasakiau, aš esu vedėjas iš No Problem renginių organizatorių komandos ir
čia iš kitos komandos didžėjus. Šito aš nepažįstu. Nes užsakovas tai žino kaip pavyzdys, ne? Bet žmonės tai dar nežino. 50 nežino ir man prisimti už jį gėdą ir atsakomybę tikrai ne, ta prasme, nes mūsų įranga, pirmas dalykas, tikrai ir kokybiška, ir gerai, ir visai kitas garsas, ir šviesos setnės, o ten buvo, na, tiesiog žiaurų, žinai, ta prasme. Dabar sėdėtas didžiai žiūri mūsų podcast'ą. Ne, ten aš keliais esu dirbęs, taip. Jisai gal ritmą gerai pajaučia. Kurios nurašyti. Aš turiu daug nuoskaudų. Senų likusių dar. Tai žodžiu, didžiai tie, kurie daro savo darbus, susidirbkite su vedėjais ir bus viskas. Jau mūsų didžiai, jeigu ten klausys, tai dabar bus patenkinti, ne šitą vietą. Dabar kažką reikia dar apstumti, kad jie juokauja. Andriau, Erikai, aš sakiau, Arikai čia vienas, ne. Andriau, Erikai, nedukai tavo didžiaus dar nepažįstu, susipažinsiu, va, žodžiu, jūs nuostabiai dirbat savo darbą, mes žiauriai vertinam, mylim, žemai lenkiamės, vienu žodžiu, geriausiams linkėjimus čia iš studijos, tai va, ir susitiksim tą pačią laiką, tą pačią vietą, tą pačią kanalą. Ir padiriguosim. Jo, ir padiriguosim, žinai, tyliau garsiau. Na, o kokios jūsų mintis, kalbant apie didžėjus ir vedėją darbą kartu? Tai laukiam ten komentarų kažkur. Kur ten laukti reikia? Pačią po video. Facebook'e ar Instagram'e, kur be bus. Kažkur. Palaikinkit.